Didžiausias pokytis, kurį turbūt patyrėm, tai suteikė labai daug pasitikėjimo savimi visas šitas projektas, kadangi gavom galimybę dirbti su realaus gyvenimo realia problema, kurią mums pateikė startuolis. Ir išbandėm save tikrai iš visų pusių, kiek galėjom. Ir turbūt tiek. Ir buvo gera galimybė dar pakonkuruoti su kito kurso studentais, išbandyti savo jėgas. Buvo duotas labai trumpas laikotarpis padaryti tą užduotį ir labai mes su savo komanda efektyviai ir gerai bendradarbiavom labai ir pasidarėm viską, ką reikėjo. Tai tiek. Inovacijų savaitės metu sprendėme gan opę problemą susijusią su klimato kaita. Tai, kaip žinoma, Lietuva yra priversta kažką daryti, judant link žaliojo kurso. Tai ir mūsų idėja būtent ir buvo, kaip sakant, seną transportą prikelti antram gyvenimui. Ir prikėlėm jį antram gyvenimui, naudodamės technologijoms, kurios jau yra, nesitikėdami ateities, nelaukdami, kol jos bus išrastos ateityje. Naudosime išsiplečiančias saulės baterijas, sanitarinius prietaisus ir šildymas bus vykdomas šilumos siurbliais, viską darys elektra ir viską galima aprūpinti 5 dienoms darbo.